Visagino atominė elektrinė – komerciškai patrauklus regioninis projektas, kuriame dalyvauja ir į jį investuoja ne tik Lietuva, bet ir Latvija, Estija bei Japonijos kompanija Hitachi. Strateginių investuotojų pasirinkus Hitachi atsivėrė galimybės pasinaudoti Japonijos ir JAV eksporto kredito agentūromis. Jos suteikia paskolas ilgesniam laikotarpiui ir palankesnėmis sąlygomis nei komerciniai bankai. Galimi Visagino atominės elektrinės finansavimo šaltiniai – Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo bankas, Japonijos eksporto ir investicijų draudimo agentūra, Mizuho Corporate Bank ir Jungtinių Amerikos valstijų eksporto ir importo bankas. Europos komisija pranešė apie pareikštą teigiamą nuomonę apie Visagino atominę elektrinę. Ši teigiama Europos komisijos išvada yra svarbi, nes jis suteikia galimybę kreiptis į ES dėl finansinių instrumentų panaudojimo. Visagino atominės elektrinės verslo modelio esmė yra ta, kad kiekvienas investuotojas investuoja proporcingai turimam akcijų skaičiui ir lygiai pagal tą pačią proporciją gauna pagamintos elektros energijos kiekį, kurį realizuoja savo nuožiūrą kaip taisyklė rinkoje. Latvijos vyriausybė jau yra priėmusi sprendimą dėl antrinės įmonės dalyvaujančios Visagino atominėje elektrinėje įsteigimo. Tokia įmonė Lietuvoje, Visagino atominės elektrinės antrinė bendrovė, jau buvo įsteigta anksčiau, o šią savaitę tokią įmonę Lietuvoje įsteigė strateginis investuotojas Hitachi. Visagino jėgainės statybo aikštelėse lankėsi Hitachi ir Japonijos vyriausybės atstovų delegacija. Tarp delegacijos narių buvo ir Hitachi viceprezidentas bei Japonijos ekonomikos ministerijos pasaulinės energetikos politikos generalinio direktoriaus pavaduotojas. Vizito metu buvo apžiūrėta naujosios Visagino atominės statybo aikštelė, pristatyta projekto eiga.